Savaitgalį resetinau savo bėgimo tvarkaraštį ir pradedu iš naujo. Visų pirma, priešistorė ir detalės. Ultrai ruošiuosi 3 kartą. Tai yra iš 3 karto ruošiuosi. Ir kiekvieną sezoną turėjau tikslą pasiruošti, bet dėl vienokių ir kitokių priežasčių taip ir nepasirašiau, taip ir nenubėgau, tai traumą gaudavau, tai dar kažkas nutikdavo ir galiausiai gyvenimas mane įsirupdavo atgal. Ir šį rudenį, rugsėjį, techniškai nubėgau pirmą ultrą. Tiesiog, tai buvo 50 km ir sakyti nubėgau yra gal per daug išdidu, nes iš tikrųjų atkentėjau. Ir iš naujo įsikvėpiau sistemingai pradėti ruoštis, nes bėgau labai daug nesitreniravęs. Per vasarą turėjau tik tai 3 išbėgimus ir va tas tada 50 ultra. Ir dėl to kažkaip pagalvojau, jeigu jau tiek nubėgau šitaip, tai visgi turiu ir potencialą ir šiaip, iš principo tam tikrą pasiruošimą, kuris leistų pasiruošti dar geriau ir šį kartą jau nubėgti kur kas daugiau. Kalbant apie atstumą, taikau į 100, ne mažiau. Tai noriu bėgti visą pilną 100 ir noriu bėgti trailų. Tai yra pievom, miškais, bet ne asfalto ir kuo mažiau visokių žvyrkelių ir šiaip supluktų takų. Mano pasirengimas, pasiruošimas šiek tiek skiriasi nuo įprasto ir nemažai to sudaro tai, kad mano mityba yra keto. Tai reiškia, kad valgau labai mažą kiekį angliavandenių ir pagrindinį kurą tiek sportui, tiek gyvenimui turiu riebalus. Dėl to yra kitokia logistika, kitokia bėgimo ir pasiruošimo dinamika, kuri iš tikro long term ilgalaikiai perspektyvai yra sveikesnė kūnui. Ypač dėl to, kad jinai yra gana lėta ir rami ir labai daug laiko bėgimo, buvimo ant kojų sudaro lėtas bėgimas. Dabar reikia bristi tokį. Šimtą būtų idealu įveikti per 12 valandų. Nesu tikras, ar pavyks, nes bėgimas greičiausiai bus arba ankstyvą pavasarį, arba netgi žiemą. Labai norėčiau tą padaryti žiemą. Ir manau, kad bus kiek sunkiau negu vasarą risnoti, bet you never know. Gali viskas ir kitaip pasisukti. Tai planas maksimum 12 valandų ir nubėgti dar šaltuoju metų laiku, o lėtuoju planu nubėgti Kuršių Nerijai trailą kitais metais. Nešiojatės bėgdami balionėlį nuo šunų. Šiandien jau antras kabinasi. Iš mano patirties, man bent jau taip atrodo, kad sunkiausia yra ne nubėgti ultra, nes jį vis tiek vienaip ar kitaip galima išstenėti, bet sveikai jam pasiruošti. Tai yra pasiruošti nuo iki ir sėkmingai sveikai jį prabėgti, taip kad nesusižalot, nesusitraumuot ir nubėgti tokiu tempu, kaip ir norisi. Per daug nesužalojant kūno. Va čia yra sunkiausia dalis – pasiruošimas. Ir būtent tai aš čia ir dokumentuosiu. Kaip man sekasi bėgti, kokias technikas naudoju, kokią įrangą naudoju, kokias strategijas naudoju, kokį maistą naudoju. Yra labai daug tų komponentų, kas įeina į šitą kelionę. Ir būtent tuo ir dalinsiuos. Kas man veikia, kas man neveikia. Ir galbūt kažkiek šitų dalykų tiks ir jums. Nors iš ties manau, kad šitas kanalas bus apie ištvermės sportą, nes man pačiam labai patinka visi ištvermės dalykai. Ištvermės žygiavimas, ištvermės baidarės, ištvermės dviračiai. Realiai viskas, kas užtrunka ilgai ir kur reikia kovoti su savim ne tik fiziškai, bet ir galvoje. Tai manau, kad iš tikrųjų centrinė šis bus tokia. Tai jeigu smalsu pasižiūrėti, kaip vyks mano kelionė, tuo pačiu pasisemti tipsų, trikso ir įvairių naudingų dalykų savo kelioniai šioje ultramaratonų plotmėje, tai kviečiu subscribinti.
ir prisijungti prie kanalo ir užduoti klausimus, iš tikrųjų, nes per tai žinos irgi, kas yra aktualu žmonėms, kuriems yra įdomus turinys. Tai ačiū ir saulė nusileido, treniruotė baigėsi, iki susimatymo kitame video.